Tai labas vakaras, kas esate kartu šį vakarą, šį ketvirtadienį ir šitose pasidalinimuose laidelėje kaip klausimas, atsakymas ir praktika. Ir kaip ir tradiciškai šitie klausimai prasideda žodžiu kaip. Ir man jau kuris laikas čia kirbėjo pasidalinti ir pasipasakoti jums savo tokią asmeninę patirtį, vėlgi susijusią su santykiais, viena iš temų, kurią galima gvildenti ir žiūrėti iš įvairiausių pusių, ką daro daugelis žmonių, nes tai yra be galo svarbi tema, svarbus dalykas, santykiai ir aš pati irgi juos stebiu. Tai va, ir stebiu aš tuos santykius pati ir stengiuosi tai žiūrėti energetiškai, kokios energijos prateka, kaip jos prateka, kas jom trukdo gražiai tekėti, kas, jeigu kliūna santykiai, tai kas būtent energetiniam lygmenyje trukdo tai gražiai energijų tėkmei. Tai va, tai aš stebiu kartais pas save, kartais pas kitus, žiūriu kokia ta situacija įvairiose srityse, nuo įvairiausių draugiščių iki vyro žmonos santykių ir visų kitų netgi, ir mamos dukters, seserų, viskas, ir brolio, pas mane viskas yra ir aš viską tada galiu tikrinti, kokie tie santykiai ir kaip jie pas mane keičiasi, keičiantis mano sąmoningumui ir pastebint tuos bendravimo niuansus, kaip gali gerėti ir keistis tie santykiai apskritai skirtingose rolėse, skirtingose pozicijose. Ir šį vakarą ta pozicija scena atitenka santykiai su antraja puse ir pasidalinsiu grinai savo asmeninę patirtimį apie tai, kaip pasitikėti savo antraja puse. Ir pasitikėjimas čia ne ta prasme, kad aš pasitikiu juo, kad jis manęs neišduos. Ne, čia ne apie tai, nes čia nėra jokios garantijos tame, yra taip kaip yra ir tame šitoje atskiroje temoje yra visai kitokie dalykai ir kitos energijos, negu aš tai, ką kalbėsiu apie šį vakarą. Ir tai nėra tas, kad aš juo pasitikiu ir mes galim ten skristi nors ir į pasaulio kraštą su juo, nes tiesiog žinau, kad jis ten manimi pasirūpins. Tai irgi labai geras dalykas, bet tai irgi ne apie tai. Aš kalbu apie vidinį pasitikėjimą savo antrąją pusę. Vidinį, kurio nesuvaidinsim, neištrauksim iš kažkur tai ar nesukursim jo dirbtinai. Jis arba vidinis pasitikėjimas savo antrąją pusę yra, arba jo nėra. Be jokios abejonės, tas vidinis pasitikėjimas yra ir susijęs su tuo, su kiek mes savim viduje pasitikim, koks yra mūsų vidinis pasitikėjimas savimi ir tas su partneriu antrąją pusę dažniausiai būna to atspindys. Bet kadangi visa rutuliojasi, auga iš dviejų pusių, iš vidaus ir iš išorės ir į vidų, tai mes galim su savim dirbti abipusiai, tiek iš vidaus į išorę ir tiek tvarkant išorės, jos nesklandumus, įmant kaip žinutes ir tada keisti savo vidų. Ir taip. Jokių apribojimų, energijos teka įvairiomis kryptimis ir viskas yra svarbu, ką darom, ką kuriam, tas yra svarbu. Tai mano šio vakaro tema, kaip pasitikėti savo antrąją pusę ir per tai paaugti energetiškai pačioms. Daugiau šitas mano pasidalinimas gal daugiau bus apie vyrišką pusę, jeigu vyrai žiūrės, tai gali pritaikyti ir savo iš kažkurios tai pusės, bet pagrinde tai, kadangi
mano rolė moteriška yra šeimoje, užimu žmonos pareigas, tai kalbėsiu būtent apie žmonas, kurios mokinasi pasitikėti savo vyrais ir per tai jos paauga ir paauga jų vyrai. Tai va, pradėsiu gal vieną tokią istoriją, kuri nutiko prieš daugelį metų, prieš kokius 5 ar 10 metų, kai mes ten 3 su draugais kažkur važiavom, buvo mano kolega ir viena draugė. Ir mano draugė turėjo lagaminą gan nemažą ir tas kolega, jisai paėmė ir pakėlė ten lagaminą ir padėjo jai užsinešti į 2 aukštą. Ir ta mergina mano tam kolegai pasakė: o tu šiandien esi mano herojus, tu esi šiandien mano didvyris, ačiū tau. Jie nei pora, nei artimieji, tiesiog geri pažįstami. Ir tas kolega nusijuokė, atsisuko į mane ir pasakė: žinai, sako, aš žinau, kad tai netiesa, bet man tai patinka. Sako, visiems vyram patinka būti herojais. Ir man ta istorija labai įstrigo, šiaip labai įstrigo ir apie jo tą pasakymą, kaip patinka vyram jaustis herojais. Ir nes tai buvo grinai nuoširdus toksai pasakymas, nei iš jokių vadovėlių, nei iš niekur, bet būtent, kad patinka jaustis herojais. Ir įstrigo tai, kad jisai pasakė, jog jisai suprato, kad čia netiesa, kad pajuokavimas, kad tokia graži padėkos forma ir jisai taip pat priėmė. Ir šitoj vietoj man visada norėjosi atrasti tą tikrą tą išjautimą, kad vyras pajaustų, jog sakydama, kad tu esi mano herojus, aš sakau, tai iš tikrųjų ir jaučiu taip, ir galvoju, ir tai yra tiesa mano artimiausiam žmogui, mano antrai pusiai. Tai va, ir šita paieška užtruko man irgi daug metų, kad surasčiau tą tikrą giluminį pajautimą, nes kai susipažinom su savo vyru ir sukūrėm šeimą, toli gražu nebuvo viskas idealu, nors ir žinojau daugelį dalykų apie santykius, bet tikrai juos reikėjo kurti, reikėjo daug pereiti ir suprasti, ir aš savo laidose dalinausi, kiek aš visko supratau ir apie tą pačią deklaruojamą meilę ir kaip ją reikia užauginti tuose santykiuose ir kaip auginti. Ir vieno suvokimų neužtenka, ir 1,5 metų dar įdirbio neužtenka. Žodžiu, taip, ir viskas taip ir rutuliuojasi. Iki tol, kai mes sugalvojom, kad mes norim pasistatyti savo namą ir mano vyras sugalvojo statyti neįprastą namą. Man patiko ta idėja. Ir dar neįprastai tai, kad jisai tą namą sugalvojo statyti savo rankomis. Kas reiškia, kad visa atsakomybė yra jo, mūsų, ir taip kaip klostysis, viskas priklauso tik tais nuo mūsų. Nors tikrai daugelis mus ir atkalbinėjo nuo šitos minties, ir nuo pačios tos statybų, ir nuo to namo projekto, ir viso kito, kiek mes ten daug susidūrėm tų sunkumų, kur jų teko tiesiog vien pasiruošimas tai namo pradžiai, namo statybų užtruko 3 metus. Tai dabar per šitos 3 metus mes tikrai turėjom praeiti tai, kad nesustoti, tikėti tą mintim, tą idėją, neabejoti, kad išlaukti to tinkamo momento, nenumesti ir išlikti tame, kad mes tą padarysim. Čia buvo vienas toksai laiptelis, kaip patikrinimas tų santykių ir kiek aš tikiu vyro idėją. Čia viskas buvo, man nesunku buvo šitą vietą pereiti, viskas tvarkoj, jeigu kildavo ginčai, susitvarkydavom
ir kaip ir viskas gerai. O pats esminis buvo toks kaip lūžis, perėjimas, tai prieš keletą savaičių, kai jau prasidėjo tikroji to namo statyba realiai, kai jau teko kelti visas sienas, visą karkasą. Ir kadangi tas namo projektas yra neįprastas, nėra nei specialistų, kurie tai darytų tokios konstrukcijos, kokią vyras pasigamino, nėra nei YouTube'e jokių video, nei su kuo pasikonsultuoti, su kuo pasitarti. Buvo vienintelis idėjos autorius, tai mano vyras, kuris turėjo idėją, kaip tai turi atrodyti, bet daugiau mes pagalbininkai arba kažkokie dar samdyti žmonės neįsivaizdavom, kaip tai turi pavirsti į realybę. Tikrai stengiausi apie tai, kaip pasakyti, neiti į blogas mintis, visas tas praktikas pritaikiau, kurias darau ir dalinuosi su jumis, kaip nereaguoti, išlikti ramiai, išlaukti ir taip toliau. Ir žinoma, pasitikėti vyru, kad taip, kaip jis sugalvojo, jis taip ir padarys. Visiškai ramiai. Aš labai puikiai pajaučiau dieną prieš jau nustatant tą namą, pajaučiau, kad dabar yra tas taškas, kada arba aš įeinu į baimę ir aš jaudinuosi ir aš arba pergyvenu, arba įeinu į tą nežinomybę, kaip bus, bet pasitikiu taip, kaip tai vyks. Pasitikiu ir būnu tame pasitikėjime, tame, kad savo visiškame laiminime, sėkmės linkėjime ir ten, kuo galiu prisidėti energetiškai, nes fiziškai negaliu nieko padaryti. Ir aš tuo metu pajutau, kaip pasirenku tą tašką, kad aš einu į pasitikėjimą ir aš kad pasitikiu savo vyru, kad viskas bus gerai ir jisai susitvarkys. Nes ten buvo ir pakankamai tos tokios rizikos, įtampos, ir pergyvenimo, ir visko. Ir aš labai aiškiai pajutau, kad dabar arba aš einu į baimę, arba aš einu į pasitikėjimą. Ir aš išėjau į pasitikėjimą su tuo, kad aš pasitikiu savo vyru. Ir čia jo svajonė, čia jo sritis, jisai dirba toje srityje, nesvarbu, kad jisai nėra to projekto daręs nei karto. Ir dar plius aš žinojau pagal astrologiją, kad jo sielos užduotis yra kurti namų grožį, kurti namų aplinką. Tai tas man taip pat, šitas žinojimas man padėjo, daugiau tokios ramybės suteikė ir išlikti savo toje ašyje. Ir kai atėjo ta diena, tas visas tas pačios pati tos konstrukcijos statymas, jisai tikrai buvo sudėtingas ir įtemptas. Ir visi ten, kas turėjo tuo metu būti ir padėjo, aš tiesiog buvau ta, kuri stebėjo ir fotografavo, kaip dabar madinga. Bet svarbiausia, kad už tos kameros tiesiog buvau iškėlusi rankas ir laiminau, kad viskas kuo geriausiai praeitų. Stebėdama savo vyrą, kuris ten lakstė ant viršaus, gręžė skylės, tiesiog rizikavo kai kuriuose vietose. Ir aš tą visą tai stebėjau kartais net nekvėpuodama, bet tiesiog vis laimindama. Ir kai aš įstebėjau ir mano vyras tai, ką darė tą darbą, jisai nei karto nesudrebėjo, nei karto neišsigando. Visą laiką išliko ramus, ryžtingas ir drąsus. Ir toliau visą tą procesą jis turėjo ir prižiūrėti, ir kontroliuoti, ir sulyderiauti, ir viskas buvo taip, kaip jisai pasakys, taip visi žmonės kiti ir darys, nes tik jis vienas įsivaizdavo, kaip tai turi vykti.
Ir aš kai stebėjau jį tokį, jis gyvenime nėra nei labai iškalbingas, nei kompanijos siela, nei kur daug šneka, nei kur daug kalba, nei kažkur reiškiasi ar panašiai. O ten aš jį mačiau paprasčiausiai ant namo stogo viską prižiūrinti, suvadovaujanti taip, kaip reikia ir viską prižiūrinti, kad vyktų tas procesas nuo iki kuo gražiausiai ir sklandžiausiai. Aš savo akise jį pamačiau visai kitokią. Pamačiau jį kaip tikrą herojų, mano akimis didvyrį, kuris kūrė, stato savo rankomis ir savo sugebėjimus tai, ką jaučia ir ką daro. Ir kaip darydamas tą savo sielos užduotį, jisai daro stebuklą. Nors tas stebuklas nėra pasaulinio lygio, nėra kažkokio tai labai ten, kad čia girtis, maivytis, įrodytis, koks jau taip toliau, bet tiesiog mano akise jisai pasikeitė man kaip vyras. Ir aš, pavyzdžiui, esu tokia ganėtinai savarankiška, kuri viską puikiai susitvarko ir man vyras buvo iki tol tiesiog vyras, su kuriuo, partneris, su kuriuo kuriam šeimą, turim ir taip toliau, bet po to, kai aš jį pamačiau rizikuojantį taip ir su drąsa ir su ryžtu, po to karto aš jį visai pajaučiau jo vyriškumą visai kitaip, kad jis yra tas, koks tai, ta siena, tas užnugaris, kuris turi tą drąsą, turi tą savo tą liūto jėgą ir kai yra ta situacija, jis ten ją ir panaudoja, kuris jisai turi, ten jisai ir yra herojus, ten jis yra didvyris. Man ir to užtenka, nereikia, kad jis būtų pasauliui didvyris ar dar kažkam. Mano akise jis man yra labai dabar tokia kita asmenybė ir tiesiog, kai vyko visas tas statybų procesas, aš jaučiu, kaip pasikeitė tik jo energija ir pasikeitė mano pačios požiūris į jį ir mano pačios santykis su juo. Tai va, tai norėdama pasidalinti šitą istoriją, su ta potekste, kad vis tik kaip svarbu yra atrasti tą vietą pas kiekvieną vyrą, jinai skirtinga tarp kitko, pas kiekvieną yra skirtinga, kur mes žiūrėtume į savo vyrą ir žavėtumėmės juo, bet žavėtumėmės iš viso širdies, matydamos, kaip jie kažką tai daro. Nors milimetrą pastangų, nors centimetrą pastangų, arba kuriant kažką, arba darant tai, kas jam patinka. Ir iš tikrųjų žavėtis visa širdimi. Ir pastebėti. Ir nebus taip, kad mums kažkas prieis ir pasakys, kad tu dabar čia šitoj vietoje atiduok vyrui visą atsakomybę, leisk jam rūpintis viskuo. To nereikia, nes mes vienoj vietoj turim tų stiprybių, kur šeimoje kažką galim rūpintis daugiau, vyras kitoj, ir galim tą pajausti, galim iš kažkur gauti tos informacijos, galima per stebėjimą, per bendravimą rasti, pamatyti, kas vyrui patinka antrai pusiai, kuo jisai kalba, kuom dalinasi ir tiesiog žiba jo akis, tiesiog dega jo akis. Ir toje srityje jis gali būti puikus vadovas, puikus lyderis šeimoje, šeimos nariams, giminaičiams ir panašiai. Ir kai jis atsiduria toje savo vietoje, o mes atsidurėme savo vietoje, tos kaip moteris, žmonos, tos kaip globėjos, erdvės kūrėjos, erdvės palaikytojos, kai ten vidury vyksta veiksmas, o mes stovim iš šono ir palaikom, laiminam savo energiją, savo išmintim ir savo palaikymu. Ir įvyksta stebuklas. Ir įvyksta tas santykio stebuklas, kai
Tiesiog tas kitas žmogus be jokių ten, be jokių ten kitokių kažkokių tai kovų ar dar ko nors tampa mums pats didžiausias herojus, didvyris ir tas kur vyras, kuriam gali būti tiesiog rankose plaktukas ir tai net ne kartas, net kažkokia ietis, o dar kažkas kaip senesniais viduramžių laikais, o dabar yra tų gražesnių kūrybos įrankių. Ir su to plaktuku, turėdamas tokį užnugarį ir tokį palaikymą, jis gali sukurti stebuklus. O tada tie stebuklai jiems daugintis, atverdami kitas širdis, kurios pamatys ir prisilies prie tų stebuklų. Bet visą tai jau to pasirūpins ir sudėlios taip, kaip tai yra geriausia. Tai va, tai jeigu kalbant apie praktinę dalį šitos laidos, labai kviečiu pagalvoti, pabūti su savimi ir pajausti, kurioje dalyje aš galiu pasitikėti savo vyru, atiduoti jam kažkurią sritį jo rankas ir žavėtis jo. Tegul jis daro, tegul jis įkūrė. O mes galim stebėti tai, laiminti ir moteriškai džiaugtis. Ir kai mes tai darysim su tokiu to džiaugsmu, to vidiniu gražiu žvilgsniu, vyrai atsakys to pačiu. Nes jie tai jaučia. Tai tiek šį vakarą tada norėjau su jumis pasidalinti. Ačiū jums, kas buvote kartu, kas žiūrėsite. Aš atsisveikinu, dabar jau grįšiu po 2 ar po 3, po 4 savaičių. Laidelė kaip po 4 savaičių, po 3 savaičių širdies erdvėje meditacija bus muzikinė 8 valandą vakare. Tai va, tai kas atostogaujate, gerų atostogų, kas prisijungsite, jau susitikime rugpjūčio mėnesį ir linkiu jums gero vakaro ir gero laiko. Iki.